Sveiki visi, prisijungę prie nacionalinio IT iššūkio. Norime pakviesti jūs leistis į kelionę po IT pasaulį. Pamokose mokinsimės programuoti ir kurti internetinius tinklalapius, sužinosime, kaip IT pakeis mūsų kasdienybę ir ką įdomaus čia galima atrasti. Aš esu Deividas Končius, jūsų instruktorius ir mokytojas. Jau 4 metus dirbu programuotoju, kuriu internetinės svetaines, web ir mobile aplikacijas bei kompiuterinius žaidimus su Unity. Tuo pačiu užsiimu ir švietimu. Dirbu pačiose didžiausiose programavimo akademijose Lietuvoje, tai yra Code Academy ir Code Academy Kids, ir taip pat prisidedu prie programų kūrimo bei tobulinimo. Kartu su Code Academy parašėme jums nuostabę IT iššūkio programą, kurioje išmoksite susikurti savo pirmąjį internetinį puslapį. Prieš aptariant IT iššūkio programą, norėčiau pademonstruoti keletą iš savo darbų. Mano ekrane matote skaitmeninės bankininkystės svetainę. Viršuje čia yra meniu, kur paspaudę ant nuorodų galime nueiti iki norimos sekcijos ir taip pat yra sekcijose tam tikrų interakcijų, kur žiūrėjus su pelėte padidėja vaizdas, ar ne? Pačioje mes matome, čia yra footeris, kur yra taip pat nuorodų. Prie meniu juostos taip pat yra pridėtas ir mygtukas, kurį paspaudus galima prisijungti, užsiregistruoti ir panašiai. Ši svetainė taip pat yra pilnai pristaikanti prie įvairių ekrano dydžio. Jeigu paspausiu ant pelės ir apžiūrėsiu su Inspect, pamatysime, kad siaurinant vaizdą, ar ne, galų gale išnyksta meniu juosta, bet jinai niekur nedingsta, tik pasislepia. Ir atsiranda toks burgeris, ne McDonald's burgeris, bet navigacijos burgeris, kurį paspaudus išlenda iš viršaus meniu ir mes galime vėl naviguoti po visą svetainę ir net užpildyti formą. Kitas mano projektas vadinasi ClickWebAll arba paspaus kamuoliuką, yra sukurtas su Unity, naudojant C# programavimo kalbą ir paviešintas per naršyklę, naudojant WebGL pagrindą. Čia yra 3 lygiai, paspaudus ant easy ar ne prasideda žaidimas ir aš atskriejančius kamuoliukus galiu sprogdinti. Ir čia didėja taškai, matot, kai sprogdinu. Yra juodi kamuoliukai, kurie mažina taškus ir jų nereikia sprogdinti ir jos galima praleisti. Bet jeigu aš praleidžiu kamuoliuką, kuris yra ne juodas, tarkim šitą praleisiu, matysime, kad žaidimas baigėsi. Tai jeigu pasirinksiu kažkokį sunkesnį lygį, tiesiog kamuoliukų daugiau man iškvies ir galėsiu tada sunkiau bus jos visus sugaudyti. Dar vienas projektas yra portalas, kuris iš tikrųjų yra sukurtas su grafinė JavaScript biblioteka, vadinama Free.js. Ir čia galime pilnai sukinėti viską, pritraukti, atitraukti. Yra animuotos švieselės, pats portalas taip pat animuotas ir yra viršuje Controls. Paspaudę ant Controls atsidaro panelė, kur mes galime keisti portalo spalvas, ne tik viduryje, bet ir, matote, ir išorėje, bei pakeisti tų švieselių dydį ir pačio fono spalvą. Tai grįžtant prie mūsų programos, tai IT iššūkis susidarys iš 2 etapų. Pirmajame etape bus 8 pamokėlės kartu su manimi, per kurį mes mokinsimės kurti internetinę svetainę su HTML ir CSS programavimo kalbomis. Pirmos dalies pabaigoje turės teorinį egzaminą, kurį geriausiai išlaikė, pereis į antrąjį etapą. Antrojo etapo metu, kartu su mentorių pagalba, kursite savo svetaines, iš kurių geriausias mes atrinksime ir autorius apdovanosime. Taip pat pirmojo etapo metu mes sukursime savo portfolio page puslapį, kurį galite matyti čia. Perkrovus svetainę, matysim, kaip viskas gražiai animuotai užsikrauna. Čia galėsite užsirašyti savo vardą, pavardę, aprašymą kažkokį ir taip pat prisidėti nuorodas iš šios burbuliukus, kur užėjus su pelyte matome, kad apsišviečia. Ši svetainė taip pat yra visiškai prisitaikanti prie ekrano dydžių. Matome, ar ne, kaip gražiai viskas prisitaiko. Ir taip pat turime fone slenkančius kalnus. Tai kad pradėtume programuoti, mums reikės turėti įsirašius integruotą programavimo aplinką arba angliškai vadinamą Integrated Developer Environment, sutrumpinta IDE. Jų yra ne viena, tačiau mes naudosime būtent naršyklėms ir svetainėms skirtą aplinką, kuri vadinasi Visual Studio Code. Eikime į internetą ir ieškokime Visual Studio Code ir paspauskime ant pirmosios nuorodos. Taip, atsidarys Visual Studio Code svetainė ir tuomet mes galime paspausti Download ir mums atsisiūs.
Taip, kol siunčiasi, noriu pristatyti, kad yra ne viena integruota programavimo aplinka. Jos tėvinė programa vadinasi Visual Studio Code. Dažnai būna pradedančiųjų klaida įsirašyti Visual Studio vietoj Visual Studio Code, nes jos labai panašiai skamba. Tačiau Visual Studio Code yra skirta programuoti Microsoft, Apple ir Linux operacinėms sistemoms skirtas programėlės. Tuo tarpu Visual Studio Code yra skirta būtent naršyklė. Taip pat yra ir kitų. Tarkim, Xcode yra skirta Apple konkrečiai produkcijai, Android Studio yra skirta Android aplikacijoms. Na, taip pat turime ir tokių, kurios yra skirtos debesims programuoti, debesise esančioms programoms, kaip pavyzdžiui Amazono debesyje ir vadinasi Cloud9. Taip. Ir turėtų jau būti atsisiuntę jums Visual Studio Code, aišku, viskas priklauso nuo jūsų interneto greičio, paspauskite programėlę, kurią atsisiuntite ir įsirašykite. Kokiu greičiu įsirašys priklausys nuo jūsų kompiuterio greičio, bet neturėtų per daug užtrukti. Taip, tai kaip ir minėjau, yra įvairių programavimo aplinkų ir Visual Studio Code yra viena iš populiariausių ir geriausių. Taip, tai paspaudus Finish, jums atsidarys Visual Studio Code ir tada galim pasidaryti per visą ekraną ir matysime, kad yra šone viršuje Get Started ar ne tabas, kurį mes galime išsijungti. Taip ir turėsime tokį švarų, integruotą programavimo aplinką. Dabar, kad būtų mums patogiau dirbti, reikės šitą Visual Studio Code tiesiog nutempti į dešinę ir pasidaryti, kad būtų Visual Studio Code dešinėje, o kairėje mūsų naršyklė. Tai už viršutinės juostos spauskite pirmą pelės ir vilkite dešinę ir paleiskite. Ir tada spauskite ant naršyklės ir jums naršyklė bus kairėje. Jeigu, tarkim, nesigauna taip, kad kairėje nesiūlo jums tos naršyklės, pasididinkite naršyklę ir tada nuvilkite vėl, kaip ir Visual Studio Code, tik tais į kairę ties vidurį, kol pelytė maždaug atsitrenks ir tada paleiskite. Gerai. Taip, tai mes šitai pasiruošėme savo darbui, ar ne? Dabar mums reikia susikurti aplankalą, kurį mes įsikelsime į Visual Studio Code, kad galėtume toliau programuoti. Tai nuleiskite tiek naršyklę, tiek Visual Studio Code ir ant ekrano susikurkite naują aplankalą, kurį pavadinkite IT iššūkis. Tuomet atsidarykite šį aplankalą ir jame susikurkite dar vieną aplankalą, kurį pavadinkite pirmoju mūsų projekto vardu HTML žymos. Enter. Ir tuomet atsidarykite Visual Studio Code ir tiesiog nuvilkite ir įmeskite į Visual Studio Code savo pirmą projektą. Taip ir tada matysim vėl atsiranda Get Started tabas, kurį galite išsijungti ir šone yra HTML žymos. Taip, tai dabar, kad mes matytume, galėtume užsikrauti kažką per savo naršyklę, mums reikės HTML failo. HTML failas yra skirtas būtent naršyklėm. Panašiai kaip MP3 yra skirtas garsui, MP4 yra skirtas vaizdui. Tai, kad susikurtume HTML failą, mums reikės spausti antrą pelės šitame lauke arba viršuje paspausti New File. Tai arba antrą pelės New File, arba tiesiog viršuje va čia, kur pliusiukas paspaudžiam, pirmą pelės ir rašom index.html. Taip, ir tada mums iš karto atsidaro HTML failas ir norėdami kažką rašyti, mes tiesiog galim rašyti hello, tarkim, world. Dabar matote, viršuje yra burbuliukas šviečiantis. Tas burbuliukas reiškia, kad jūsų failas nėra įrašytas. Ir kad įrašytumėt failą, jūs galite naudoti greitąją komandą Ctrl+Save arba File ir Save. Tačiau čia taip pat matote, kad yra greitoji komanda nurodyta ir siūloma naudoti. Taip yra todėl, kad kiekvieną kartą norint išsaugant, kainuotų daug laiko, tiesiog kiekvieną kartą nueiti ir File ir Save spaudinėti. Tai nors atrodo čia milisekundės, bet kai 1000 kartų mes tai darysime, tai prasitempia, ar ne? Tas laikas. Tai dabar, kai išsaugojam, kaip įsikelti į naršyklę. Tai naršyklę atsidarykite vėl ir šitą esantį index.html tabą vilkite į naršyklę ir paleiskite. Ir va, prašau, pirmoji jūsų svetainė jau yra paleista per naršyklę. Čia nieko kažko ypatingo didelio nėra, bet tai yra didelis žingsnis, ypač pradžioje. Tai norėdami kažką papildyti, mes čia galėtume tiesiog padauginti tą Hello World ir išsaugoti. Bet matysime, kad nors ir išsaugojam su Ctrl+Save, mums niekas neatsinaujina. Kad atsinaujintų, mums reikės perkrauti puslapį. Tai paspausti šitą refresh mygtuką ir atsinaujins. Dabar kiekvieną kartą vėlgi išsaugojus refreshinti ir spaudinėti nėra patogu. Dėl to mes naudosime Live serverį. Live serveris yra integruotas kaip papildinys į Visual Studio Code, kuris už mus atnaujins. Jį galite rasti paspaudę ant šitų kvadratėlių, kurie vadinasi extensions. Taip ir tada tiesiog rašykite Live server. Enter. Ir jums išmes.
ir bus ne vienas tas live serveris, tačiau nuo viršaus į apačią eina nuo populiariausio iki netokių nepopuliarių. Ir tas pats viršutinis yra parašyta, matot, 29 milijonai atsisiuntimų. Tuo tarpu antroji vietoje esantis tik tais apie 700 tūkstančių, kas irgi yra visai nemažai, bet naudosime tą populiariausią. Paspauskite ant jo, aš esu šiuo metu jau įsirašęs, tai jūs tiesiog paspauskite install ir įsirašykite taip pat taip. Ir tada, kai įsirašysit savo live serverį, drąsiai spauskite X-uko čia tabo ir vėl grįžite į index.html failą. Norėdami užsidaryti kairėje šitos visus papildinius, spauskite extensions dar kartą ir jie užsidarys. Tai dabar, norėdami paleisti live serverį, turėtumėte matyti apačioj Go Live. Jeigu jo nėra, jūs tiesiog išsijungite Visual Studio Code ir iš naujo atsidarykite. Ir tada jau turėtumėte matyti Go Live. Ir jį paspauskite ir jums atsidarys per naršyklę automatiškai. Skirtumas toks, kad jeigu įsikėlėte per tabą ar ne, tai yra visas kelias nurodytas į C disko, tuo tarpu jeigu pasileidžiate per live serverį, turite IP adresą 127.0.0, ar ne? Tai va, tai toks ir skirtumas. Ir tada čia dar rašo live reload is not possible without header body tag. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu nėra struktūros jūsų užpildytos per HTML failą, jūsų live serveris neatnaujins automatiškai jūsų puslapį. Šitos išsijungsiu ir parodysiu, kad naršyklė yra gan iš tikrųjų išmani. Ir už jūs užpildovo header body prideda, ar ne, ir parašo jūsų tekstą. Bet live serveriui to neužtenka. Dėl to reikės jums išsitrinti viską, ką parašyti index.html ir rašyti HTML ir pasirinkti ne HTML, o HTML5, kuris už jūs užpildys visą reikiamą struktūrą. Taip. Na ir užsipildžius struktūrą, matysim ar ne, prašo mūsų išsaugoti, galim tarp body žodžių parašyti dar hello world, paspausti Ctrl Save, išsaugos. Ir vėl dar nieks neatsinaujina, ar ne? Kodėl? Todėl, kad buvo prieš tai užstrigę, ar ne? Prieš tai buvom nesusikūrę savo struktūros. Dabar vieną kartą užteks mus perkrauti ir jau kiekvieną kartą, kai rašysim naujus dalykus ir išsaugosim su Ctrl Save, mums atsinaujins. Va, tarkim, parašiau kažką, vėl ištrinu, Ctrl Save ir mums pasirašo. Gerai, visai neblogai mums sekasi. Dabar kaip padaryti, kad mūsų Hello World būtų didesnis? HTML yra paremtas žymomis. Šiaip išvertus HTML yra Hypertext Markup Language arba kitaip žymų kalba. Ir norėdami mes kažką stilizuoti arba pakeisti dydžius ir taip toliau, mes galime naudoti būtent tas žymas. Tai ištrinkite Hello World ir parašykite H1. H1 yra vienas iš pavadinimų dydžių, kuris kitaip vadinasi heading 1. Paspauskite ant H1 ir tada tarp tų rodiklyčių parašykite Hello World. Ir Ctrl Save ir iš karto jūsų tekstas padidės. Va taip paprastai. Taigi mes HTML naudosim tokias žymas, kad stilizuotume savo visą tekstą ir tai, ką mes matome per naršyklę. Vėliau stilizavimui naudosim CSS, bet apie tai vėliau. Tai dabar, jeigu atkreipia dėmesį, pas mane yra šiek tiek kitokios spalvos, kodo apskritai. Taip yra todėl, kad aš naudoju Visual Studio Code temą, kuri vadinasi Dracula. Šiaip yra ir kitokių visokių įvairiausių temų ir norėdami jas pasikeisti, tiesiog spauskite File, Preferences ir Color Theme. Taip, tai nueikite File, Preferences ir Color Theme. Ir čia atsidarys daug pasirinkimų įvairiausių temų. Galima paeiti viršus rodiklytę klaviatūros arba į apačią ir matote, kaip keičiasi. Taip, neskubėkite nusirašinėti, nes visą tai galima, visus tas pačias geriausias temas galima rasti internete. Taip, tai eikime į internetą, rašykime Visual Studio Code Color Themes. Taip, ir mums išmes čia įvairių pasirinkimų, bet susiraskite, kur yra kažkas su top, ar ne? Kaip pavyzdžiui, top VS Code arba Visual Studio Code Themes 2022 metų. Ir paspauskite ant jų. Taip, ir jums tada atidarys puslapį, kur yra įvairių Visual Studio Code temų su pavyzdžiais. Aš šiek tiek pasididinsiu vaizdą, kad jūs geriau matytumėte. Taip, na ir va matote, ar ne? One Dark Pro, Dracula, kur aš turiu įsirašęs, Darkula, kaip kažkokia kopija Draculas greičiausiai yra Simpwave 84 ir panašiai. Tai visa tai yra internete, jeigu norėtumėte vieną iš jų įsirašyti, galėtumėte tiesiog čia paspausti arba grįžti į Visual Studio Code, File, Preferences ir Color Theme. Taip, ir tada tiesiog rašyti tą pačią, tarkim, Dracula, Official, Enter ir jums iš interneto užkraus visus variantus. Jų yra labai daug, nes iš esmės gali bet kas susikurti,
įvairiausių tų, matyt, šokų. Aha, na ir va, matot, Drakulos įvairiausių variacijų. Taip, ir tada norėdami vieną iš jų įsirašyti, tiesiog paspauskite pirmą pelės ir tiek. Ir tada mūsų spalvos bus gražios. Šiaip nelabai svarbu pačiam programavimui, tos spalvos nieko nekeičia, panašiai kaip nekeičia jūsų telefone, kokią jūs temą ten naudojate. Svarbiausia yra, kad jums patiems būtų patogiau dirbti ir šiuo atveju vienas iš populiariausių yra Dracula arba Tom Von Dark ir temos ir panašiai. Gerai, pasižiūrėjom ar ne, kaip mes galime pasikeisti temas, ko mums reikia norint rašyti kodą ar ne, turime turėti kažkokią integruotą programavimo aplinką, galime norint atsinaujinti automatiškai puslapį nerefreshinant, naudoti live serverį, o kitą pamokėlę pasižiūrėsime, kokios yra pačios pagrindinės HTML žymos. Šį kartą tiek ir iki kito karto.